Nusiramina visi. Taip, tai sveiki, ačiū, kad prisijungėt. Mes šiandien vėl tęsime pokalbį su mokytojais, kurie ves garso sesijas mūsų būtent retreate, kuris yra pavadintas Paleisk ir perkodok, angliškai Release and Recode. Tai transformacinis iš tikrųjų retreatas, į kurį kviečiame visus, kurie iš tikrųjų vis kaupė, vis blokavo savo kūną ir nori iš tikrųjų paleisti su didelė galia ir iš tikrųjų įgalinti save pokyčiams, įgalinti save naujam žvilgsniui į gyvenimą. Ir kadangi pati kundalinė aktyvacijos tas procesas, jisai pakankamai yra stiprus, tai mes esame labai laimingi, kad iš tikrųjų sutinka lietuvių specialistai, lietuvių žmonės, kurie dirba su garsu, prisijungti prie mūsų. Ir šiandien vieną arba abu juos kalbiname, nes vis dėlto sesija bus tarp šių nuostabių dviejų žmonių, tai Linos Saulės ir Arijaus Grigavičių. Ir norėtųsi truputėlį pažinti jūs artimiau, pažinti iš tikrųjų, kas privedė, kaip jūs atsidūrėte būtent, kad vedate šitas garso temas. Nežinau, gyvenimas paskatino ar šiaip pačio iniciatyvą parodyta. Tai norėtų sužinoti galbūt tą istoriją, kaip jūs esate čia, kur dabar esate. Sveiki, labai malonu. Pati pradžia, aišku, visada skatino tą muzikinę sferą, visada traukė, ieškojame, tyrinėjame per įvairius kitas muzikinės sferas ir kol ir chorai, ir tas, visokios eksperimentuose, treniravimuose, ir choruose, ir kitur, dainavime šiek tiek. Ir kol atrandi tą, kol susiduri, sutinki kažką, kurie daro irgi būtent atitinkantis su garso terapija, ne? Su meditacijom, su muzika. Čia begalė jau daugiau kaip 30 metų tame, bet pati pradžia, o domėjimasis muzika, aišku, nuo pat mažens, bet klausymasis, domėjimasis, aišku, kada atrandi jau, kurie irgi panašiai darė, kurie eini į tą, čia jau mano, tas jau toks pajutai iš karto, tas pojūtis ir jie iš jo nebeišeini iš to, kaip sakant, eini savo ritmą, pagaliau šitą, kaip ir Vidūno raštai kažkada atėjo, tiesiog skaitant iš karto savo, jauti, kad čia yra mintis, ta pati ir mano mintis, atitinkantis sveiką mąstymą, sveiką gyvenseną, taip pat ir garsas, kuris būtent įvairius tradicinės garsai, tai įvairiausi tie muzikos, kurios nuobodžios, visokius, sakykime, jos varginančios ir panašiai, kurios eina į praeitį, kažkokius prisiminimus ir visokius istorijas, kurios nuo kurių pavargstama ir neduoda to efekto teigiamo, kaip ir sielai pena. Jo, sielai pena. O čia jau iš karto jauti, kad čia tai yra intuityvioji muzika, intuityvinis garsas, kuris yra valdomas sujungiant su įvairiom metodikom, kvėpavimo technika, įvairiais garsais. Repertuaras toks gali būti labai įvairus, intuityvus, priklausomai kokio reikia. Tiesiog pajaučiant tam tikrus instrumentus, pajaučiant tam tikrą garsą, tembrą, vibraciją, savo balsą prijungiant, abertonus, aš daugiau su abertoninio giedojimo, dainavimo, kurį jau gal 15 metų jau tai praktikuoju, vos ne kasdieną, aišku, būdavo, kad biškį ir apleidė, paskui vėl įsijungi vėl ir dabar paskutiniu metu tai labai jau kiekvieną dieną kartu su Saulė dirbam su garsu, su balsu, tai mūsų prasideda diena faktiškai, kaip ir rytas išeini, kada į lauką norisi pasivaikščioti, taip ir su garsu būtinai įsijungia, kaip ir, sakoma, mankštą pasidaryti dar kažką, bet ir garsas, jis neatsiejamas tiesiog
savaime eina muzikinė ta tokia kalbėjimas, netgi per muziką mes kalbamės dažniausiai, kaip dainuodami kalbamės. Esmė yra, tai padeda žmogui susibalansuoti. Man būtent garso terapija tai yra šiek tiek naujesnis dalykas, kuris atėjo mano gyvenimo kartu su Arijum. Aš daugiau dirbau su fizinio žmogaus planu, aišku, su energetika, bet visai ką galvojau, kad aš negaliu dainuoti. Tokį turėjau įsitikinimą ir man būtent ir bendravimas ir su Arijum, ir tie garsai man padėjo atskleisti balsą. Ir aš visai ką ieškojau, kaip gali tie garsai, internete ieškodavau, kokie yra garsai, kurie gali padėti organams, būtent konkrečiai, sakykime, kepenys, inkstai ir taip toliau mūsų organai, kurie gali išlaisvinti mūsų kūną, padėti pakelti tas vibracijas. Ir kai mes susitikom, Arijus pradėjo dalintis tą žinutę, būtent, kad kiekvienas organas čia turi tokį garsą, ir mes pradėjome kartu pradainuoti visus tos garsus. Ir kiekvieną dieną mes tą darome, dėl to, kad tai kaip mankšta, ne? Mes atsikeliam, mes einam į savo rezonansą, į tą aukštesnį dažnį, ir mūsų kūnas įeina į vibraciją ir sukūrėme tas alcheminės dirbtuves ir dalinamės dabar su žmonėm, norime irgi pasidalinti tuo, už tai, kad tai padeda saveikauti ir su kūnu, ir su siela, čia ir su sąmonė, ir su pasąmonė. Gaunasi ta alchemija, ta tokia, kada mūsų ir neuronai persitvarko, ir pasąmonė, ir visai kitaip ta būsena, tokia nuolatinis, intensyvus toks persitvarkymas, transformacija. Ir būtent ir kundalinė tame tarpėje, kurie irgi teko įvairių tų praktikų, bet būtent kai su garsu sujungiamas obertonas, žemas obertonas, pereinant į aukštesnį obertoną, jis tada atsidaro kanalas ir visi tie per čakras, per visą aukštesnę, žemesnę, per visas lygmenis, tokių sąveikavimų, reiškia lengvai prateka energija ir pakyla kundalinė iki besąlyginės meilės, visatinio lygio ir apsijungimas. Ir ta tėkmė, tas srautas vienovėje darnoje susilieja. Iš tikrųjų, minit, gal jūs, Lina, Saulė, paminėjot būtent tą ieškojimą, kaip išsakyti, galbūt įvaldyti savo balsą. Ir dauguma mūsų, iš tikrųjų, mes, visuomeniai gyvenant, mes esame truputėlį spaudžiami, neišsakyti iki galo, nutylėti. Taip, ir visa tai juk tai tam tikrą energiją jinai spaudžiasi, mumise yra, o kai tu iš tikrųjų gali ir turi terpę, saugią terpę, kurioje tu gali išlaisvinti visą tai, visas kūnas atlaisvėja, aš bent jau taip. Be abejo, kad tai yra unikalu, tai yra labai nuostabu, kada tu atveri savo balsą, nes dažniausiai tai kaip yra, kad net žmonės bijo savo balso, jie net jo nepažįsta, koks jis yra iš tikrųjų, ir man tai buvo. Ir aš iš pradžių taip man keista, kai aš atvėriau tą balsą ir atsivėrė tokie garsai, kad galvoju, wow, ar čia aš tikrai, ar aš taip galiu? Pasirodo, galiu. Pasirodo, yra didžiulis potencialas manyje, kuris kiekviename yra, kur mes galime tai atskleisti. Ir tie dalykai, kurie yra kaip blokai mumise per visą gyvenimą susikaupę, negalim pasakyti arba užspaudžiam kažką. Tai būtent šitie dalykai, tas pradainavimas, pragiedojimas, garsas, vibracija, jis padeda išlaisvinti save, nebenešioti tos naštos. Iš senų įpročių, įsitikinimų ir keičiasi tada visai kita būsena, pereini naujas bangas į naują, sakykime, ir alfa būseną, į kūrybinę energiją, į susikoncentravimą, į tikslai, prasideda rytas, tam ir skiriama, kad ryte geriausiai keltis, sakoma, 5 valandą iki 6 valandą laiko, pati geriausia savo skirti, meditacija, arba tiesiog tyloje pabuvimo, ramiai kvėpuojant. Koncentracija. Tada visa diena yra pilna
va, ir tada į tetą dažnį būsim smegenų dažnių irgi jau tą tokį meditatyvinę būseną. Va, ir taip pat visos bangos mūsų smegenų irgi, reiškia, tam tikrose dažniuose turi tada viskas sąveikavimas harmoningai, kaip ir muzikoje, reiškia, kaip orkestras teisingai veikia visa neuroninė sistema. Va, ir dėl to, kada mes jau ruošimės eiti miegoti arba gilioj meditacijoje, reiškia, tada viskas nurimsta, harmonija, ramybė savaime jau tas ateina vakaras ir įeinam į tas dažnius. Jeigu mes neišeinam iš kažkokių kitų, sakykime, beta, ar kokie ten alfa aktyvumo, ar iš kokių kitos būsenos, ir tada ten tas susimaišo kaip ritmai, o todėl reikalinga tą suvokti, suderinti, nurimti ir tą viskas cikliškumas teisingai, viskas įsidėsto, tai yra muzikoje, reiškia. Va. Man labai smalsu paklausti, nes jūs kalbate tikrai tokio galbūt net techninį, nežinau, modelinių tokių paaiškinimų, kaip kas vyksta su mumis, kai tos energijos keičiasi. Norisi paklausti, kaip jūs patys kaip mokytojai ar kaip vedliai būtent šitos sesijos jaučiatės ir gal yra kažkokia, nežinau, patyrimus, kuriuos jūs patirėte būtent vedimo metu. Vat, jūsų perspektyvai labai įdomu būtų pasižiūrėti, kaip jūs tą matote, sesiją, kurioje jūs esate vedlio pozicijoje. Pirmiausia, tai mes patys jaučiam malonumą ir pasitenkinimą nuo to, ką mes darome. Ne? Dėl to, kad kai vedi tą sesiją, tu pats įeini į srautą, tu esi srautė, tu esi tėkmėj, užsipildyme, pasitenkinime, tai net tokia euforinė būsena, kada viskas užsilieja ir stuburas, ir atsilaisvina visas kūnas. Tu esi tikrai tokioj laimės būsenai, ko žmonės dažniausiai ir nori. Būti laimingais, jaustis gerai. Vadinasi, skirti tam laiko ir įsijausti į tą kūrybinę erdvę, į tą savo vidinę ir išorinę, tada visa visuma darnoje, sąveikaujant. Taip pat jaučiam, kaip ir kiti, kurie dalyvauja, išeina iš tos tokios klampiose įtemptos būsenos į tokią išlaisvėjimą, iš karto visa erdvė nušventa. Jaučiasi energetika kita. Jo, atsiveria nauja galimybė priimti tų garsų, tą palaimingą jausmą ir kada pabunda po sesijos, visi jau atsisėda ir nebežino, tiesiog nebesinori net kalbėti, arba kiti labai nori dalintis. Oi, kokie pokyčiai vyko, kitas tiesiog bando susivokti, kas čia vyko. Tai yra labai skirtingos patirtis ir kiekvienas su savo patirtimis. Ir labai kūrybiškumas, tai yra energija šita, jinai padeda atverti kūrybiškumą, nes sprendimus mes gyvenime dažnai priemame iš proto, sakykim, taip, ne? Per stresą, per įtampą, su neramumu, o kai išeinama iš tų problemų sprendimų, tada jau einama viskas eina cikliškai harmoningai, kaip muzikoje harmoningai. Muzika gali būti irgi griaunanti, tokia chaotiška, ten visokie, kurie nebus darna, o gali būti ir darni, harmoninga, kaip pritaikant ne tik meditacijų, ir klasikinę muziką klausantis taip pat, kuri padeda įeiti meditatyvią būseną darnoje, harmonijoje su visa visuma, ląstelių sąmonės, ląstelių sandarų, neuronų būsena ir taip toliau, žodžiu, visa esmė. Iš tikrųjų, jūs labai gražiai pereinate, bet kiek jums beklausant man, jūs labai gražiai pereinate būtent iš to mokytojo euforijos, jeigu galiu pavadinti, į tą pačią dalyvio patirtį. Nes mano sekantis klausimas ir yra būtent galbūt, ką šios garso terapijos patirtis gali duoti pačiam dalyviui. Ir tokį kaip akcentus jau pradėjote dalintis, bet galbūt yra kažkokių konkrečių, kurios, nežinau, žmonės patys pasidalino su jumis, ką iš tikrųjų po šitos terapijos jie savo pasiėmė ir išsinešė. Žinoma, motyvacija, užsidega daugiau to kažkokio tikėjimo, vilties ir tiesiog džiaugsmas matosi, kad ramybė tokia aplanko ir vau, ta ramybė, žmogus nežino, kaip su ta ramybė, ką toliau daryti, bet kaip padedi jam, kai jisai jau dabar žino, kaip jam su ta ramybė ir su ta būsena nauja
kuri nebeliko neramumo, atėjo tokia dieviška ramybė per patirtį, per garsą ir jis gali sąveikauti su ją ir toliau tęsti, pritaikyti savo gyvenime. Ir ne tik, ir kai ateina va, tas ir suvokimas, kad kažką tai reikia keisti. Jis pajunta visai kitą būseną, atėjo vienoj būsenai, išėjo kitoj būsenai ir suprato, kad jau jis nebenori taip gyventi, kaip gyveno, tada jis eina toliau, jis eina ieško būdų, kaip padėti savo, dar labiau save sustiprinti, kaip išeiti iš tų senų modelių, kaip galbūt net keisti kažką gyvenime, gal veiklą, gal dar kažką, tai gal mitybą, gal užsimti sportu. Tai yra aktyvuojasi mūsų centrai, ir jie skatina ir serotonino, ir dopamino, ir įvairius tos hormonus, laimės hormonus, džiaugsmo. Tai čia labai daug įvairių dalykų būna, kad po sesijų žmonės pradeda keisti savo gyvenimą kažkuria tai linkme. Kurie pasiruošę, kurie nori, kurie, kaip sakė, nevienkartinio patyrimo, gilesnio, kaip ir tobulėjimo ir naujo pasikeitimo. Taip, ir jūs minite pokytį, kuris iš tikrųjų tikrai įvyks sukombinavus būtent jūsų garso terapiją su kundalinio aktyvavimo procesu. Ir žmonės tikrai galės tai patirti netgi 2 dienas su jumis kartu Aura Mira studijoje Kaune. Balandžio, jūsų būtent sesija, tai būtų balandžio 14 dieną. Tai iš tikrųjų norėtųsi pakviesti ir žmonės, kurie yra ant tos slenksčio, kur tikrai žino, kad reikia kažką keisti, bet dar baisu ar nedrąsu. Tai aš tikiu, kad būtent su jūsų vedimu tai galima ir pasiekti. Tai kažkaip norėtųsi galbūt iš jūsų išgirsti tokį galbūt kvietimą arba pasidalinimą tiesiog, kodėl iš tikrųjų verta būtų sudalyvauti šitame retryte ir ypač su jumis balandžio 14 dieną Kaune. Taip, mielai kviečiame visus atvykti ir patirti, nes dažniausiai tai gali kalbėti daug, bet jeigu yra žmogus, esate ant tos slenksčio ir turite norą eiti į tą pokytį, tai būtent tokia terapija, toks retritas tikrai yra puikia galimybė išjausti, paleisti, pajusti ir tą kundalinį energijos jėgą, garso jėgą, visą simbiozę kartu ir atskleisti, išlaisvinti save ir tą kūrybiškumą savyje atverti ir sveikti visapusiškai, dėl to, kad mūsų kūnui reikia meilės, sielai reikia darnos susijungimo, kūno ir sielos. Tai šitas retritas ir būtent garso terapija gali padėti tai patirti. Tai tikrai mielai kviečiame tą išmokti, patirti. Kiekvienas galime išmokti ir patirti tų visų garsų išreiškimo, ko anksčiau nežinojom. Kiekvienas mūsų organas, čakra, turi tam tikrą vibraciją, toną, balsę, kurią sąveikaujant taip pat galima labiau save išreikšti, tas skambėjimas, rezonatorių aktyvacijas, galvos, krūtinės, pilvo rezonatoriai, jie tada įsijungia ir praktikuojant įsilaisvina ir patiriama begalinė palaima, begalinė pakylėjama, nuolatinė. Tai yra tokia būsena, kuria nuolatinis yra tokios meilės pasaulinė, džiaugsmo ir vienovės darnoje, tokioje visumoje, vienyje, įėjime. Kaip ir alchemija. Ta alchemija visur kame, jinai sąveikauja su alchemiškai, kaip ir garsas, ir šokis, ir judesys, ir kvėpavimas, ir energija, teisingai suderintas, jisai tiesiog sukuria tokią darnią, simbiozę darnią tokią. Tai harmoninga žmogaus būsena, laimės būsena, ko mes visi norime, jaustis laimingi, laisvi, sveiki, patenkinti.
motyvuoti, Taip, kurti, džiaugtis, mylėti. Taip, svarbiausia išeiti iš abejonių, iš baimių, iš neramumo, iš kažkokio tai nežinojimo į tikrą žinojimą, į tikrą tą išreiškimą savęs, į tą patirtį, kurioje galima toliau tęsti, pritaikyti savo gyvenime. Tai linkiu visiems tą patirti. Ir laukiame jūsų. Laukiame jūsų visų. Balandžio 14. Su meile, šviesa, balandžio 14 ir valandą. Aura Mira studijoje. Studijoje. Taip, Lina Saulė su Arijum bus antroje dalyje, nes pati pirmoji dalis vis tiek bus skirta daugiau kundalinio aktyvavimo procesui. Tai Lina su Arijum pasirodo būtent apie 4 valandą į vakarą. Bet tikrai, kadangi bilietai yra parduodami dienai, o ne atskirai sesijom, nes tai yra kompaktinė praktika, tai iš tikrųjų tikrai skatiname paskubėti įsigyti, nes vietų tikrai, kaip ir kalbėjome su Aura Mira įkūrėja ir vadovė vakar, tai vietų tikrai nėra tiek labai ir daug, tai norėtųsi, kad kuo kokybiškiau ir kuo daugiau pasiimtų kiekvienas dalyvis iš to buvimo. Tai kviečiame įsigyti, nuorodos ir kur tai galima padaryti, tikrai rasite tiek mūsų puslapyje, tiek ir dabar matote be bėgančias eilutes. Tai mažiau kalbų ir tiesiog darimo, tiesiog buvimo to pokyčių, kurio mes norime save matyti ateityje, turbūt. Jo, svarbiausia nuteikti ir, kaip sakant, įeiti į tos pokyčius. Ir lengvai. Paskui savaime viskas jau bus tėkmė. Jo, į tą tėkmę ir tada ta tėkmė padeda toliau tęsti. Būtent. Tai ačiū labai, Lina ir Arijum, kad šiandien sudalyvavote, skiriate šiek tiek savo laiko pasidalinti tiek, kuo jūs patys gyvenate, kaip jūs matote ir leidote pažinti jūs svarbiausia, kaip žmonės, kaip mokytojus. Tai... Dėkojam Simonai ir visiems ir iki pasimatymo. Lauksime jūsų balandžio 14 dieną. Viso. Iki.